man kyla ganėtinai rimtų sveikatos sutrikimų, nors esu gana jauna. Ką daryti? Bandau nusiraminti, pasitikėti, tačiau kol kas negerėja. Reikia laiko išlaukti. Reikia ramybės. Aš kalbu apie tai nuolat, kad mes kažką turėdami viduje, mes turim magnetus. Tai yra tai, kas yra mumyse, tai yra viena magneto pusė. Iš kitos pusės mes traukiam lygiai tokias pat vibracijas. Jeigu mes einam į ramybę, mes pildomės ramybę. Jeigu mes einam į pasipriešinimą, mes pildomės įtampomis. Tai kas tai yra? Kai mes einam į pasipriešinimą, mes prarandam ramybę, mes ją eikvojam. Ramybės nebelieka, mūsų organizmo organai neužtenka energijos, nes ramybė yra ta energija, kuria maitinamas mūsų organizmas. Ir jeigu jos mes neužtenkam, jeigu mes ją tiesiog iššvaistom per įtampas, organai pradeda nebedirbti, mes pradedam sirgti. Tai yra simptomas, kad mums reikia sugrįžti į ramybę. Taip, ramybė, kaip tu teisingai sakai, duoda pirmiausiai pasitikėjimas. Tačiau, kuo tu bandai pasitikėti? Jeigu tu bandai pasitikėti savim, nepavyks. Mums reikia atrasti tą tikrąją visatos jėgą, kurią mes galim pasitikėti. Ir tada palaipsniui tą jėgą mes artinam į save ir tada mes ją pradedam pajausti va čia savyje. Ir tada mes pamatom, kad tas, ko mes galim pasitikėti, tas dieviškumas, visata, pasaulis, gyvenimas, likimas, ar kaip norit pavadinkit, jisai visada buvo mumyse. Tada mes tai galėsim sakyti, taip, aš pasitikiu savim, bet tik tai tada, kada tu jau save suvoksi kaip begalinę ramybę ir tada galėsi savim pasitikėti. Ir tai palaipsniui prieina per ramybės būsenas, per praktikas. Ir pasitikėjimą mes galim įgauti palaipsniui. O tam, kad tai įgaut, mes turim pradėti nuo ketinimų. Tai yra turim sukurti ketinimą, atrast pasitikėjimo šaltinį. Ir tada mes turim pradėti prašyti tos pasitikėjimo būsenos. Kai mes jos prašysim, mes ją išjausim ir mes ją užsakysim. Štai taip tai ir vyks. Nereikia išlaukti, ne laiko reikia, o reikia pradėti veikti. Ką veikti? Pirmas dalykas – gauti išmintį ir joje bus aiškiai pasakyta, nuo ko pradėti ir ką veikti. Ir protas tikrai supras, jeigu jam pamažu jį privesit prie to. Todėl tikrai nuoširdžiai linkiu išklausyti Laimingo gyvenimo rakto seminarų ciklą. Ir tada bus aišku, nuo ko pradėti ir kaip eiti.